Pastaruoju metu aš labai daug svarstau apie tai, kaip man namuose su visom esamom problemom kažkokiom padaryti gyvenimą kur kas paprastesnį. Vienas iš tokių dalykų man asmeniškai yra pasitvarkymas namuose. Apskritai pasitvarkymas ir sutvarkymas dalykų, kurie yra galbūt jau sugedę arba užima per daug vietos ir visiškai nerandu tam kažkaip tai savo būtent namuose, kaip man tai veiktų. Paskirti. Tada pagalvojau, kaip išspręsti šią problemą. Ir tada pagalvojau, kad tai gali būti tiesiog kažkokiu daiktų, baldų pakeitimas į naujesnius, kas sumažintų aplamai betvarkę namuose, kuri dažnai kelia man ir mano draugui daug streso. Ir šitą šeštadienį mes buvom Ikėjoj. Šiaip iki Ikėjos mums ganėtinai toli, bet kartais nusprendžiam tiesiog nuvažiuoti ten. Įdomių man yra įvairių visada ekspozicijų padaryta, dėl ko, pavyzdžiui, įkvėpimo gaunu labai daug visokių mielių dalykų, kuriuos aš kaip žmogus, kuris yra labai praktiškas, aišku, neperka, bet man yra tai labai fainas įkvėpimas mano kūrybai apskritai. Ir mes išvis žiūrėjom įvairius baldus. Čia, pavyzdžiui, pamatėm tokį stalą, kuris va taip išsidėlioja. Ir galbūt kažkada aš jį nusipirksiu. Irgi. Ir po to jau peržiūrėjome visą tą ekspoziciją, nuėjom pavalgyt. Ir aš ragavau naujų dalykų savo. Tai šitas šviežias sultis morkų pasiėmiau. Taip pat pyragėlį su karamelė pasiėmiau praeitą kartą. Buvo kažkoks tokios pačios formos, kažkoks kitokio skonio, kaip buvau prieš pusę metų. Tai pastebėjau, kad pasikeitė. Ir šiaip legendiniai Ikėjos kukuliai. Aš tai visada su daržovėm imu, nes nevalgau mėsos beveik. Tai važiavom po to jau nusipirkti viską, ką pririnkom. Ir taip pat pirmą kartą geriau Ikėjoj kavą, kuri man pasirodė, kažkokia biški keista. Ir dar, kadangi pirkom man sultis, tai po to dar pasiėmiau savo dar sirupo, tokio pačio skonio, nepamenu kaip vadinasi jau, bet pasirodė įdomus skonis ir dėl to nusprendžiau nusipirkt. Bet jo, man patinka už nebrangę kainą sočiai pavalgyt. Man, kaip žmogui, kuris nedaug turi pinigų ir šiaip praktiškas žmogus aš esu, tai labai yra svarbu kiekvieną tokį pirkinį apgalvot, ar tikrai yra verta pirkti tam tikrą kažkokį dalyką.
Ir dar man labai patiko tas šeivamedžių gazuotas gėrimas. Tai va čia einu jo kaip tik papildyt ir man jis labai patiko, nors ir iš pradžių pasirodė gan toks gal neįprastas skonis, nes prieš tai nieko panašaus nesu ragavus ir visai toks netikėtas derinys skonių buvo, bet man visai patiko ir čia bandžiau suprast, ką man primena šitas skonis. Taip pat nusipirkau įvairaus maisto, kuri parduoda Ikėjoj. Ir turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, dėl ko atvažiavom, tai dėl pakabų. Pasiėmiau pakabas, įsidėjau į krepšį. Taip pat pasirodė įdomu šitie šviestuvai, man labai gražiai atrodė spalvos. Ir galiausiai išeinam su įvairiom prekiom namams. Ir kaip ir kiekvienam video aš pastoviai primenu, kad jūs, kaip ir aš, nepamirštumėt rūpintis savim, nes tai yra be galo svarbu.